Sveiki! Norėčiau su jumis aptarti kaklo stenozę. Pirmiausia, galbūt, kasgi yra ta stenozė? Stenozė tai yra stuburo kanalo arba tarpslankstelinės angos susiaurėjimas, kuris sukelia simptomus pacientam. Ir simptomai priklauso nuo vietos, kurioje stuburo kanalas susiaurėja. Jeigu yra taip vadinamas centrinis stuburo kanalo susiaurėjimas, tuomet sukeliami simptomai būna dėl nugaros smegenų suspaudimo. Taip pat gali būti ir vadinama šaknelinė simptomatika. Kai tuo tarpu, kai yra susiaurėjusi ir sumažėjęs diametras tarp slankstelinės angos, tuomet yra spaudžiamos nervinės šaknelės. Kokiegi tie simptomai? Dėl nugaros smegenų spaudimo atsirandantis simptomai yra mielopatija. Tai yra keletas labai būdingų simptomų. Vienas iš jų yra plaštakų nevikrumas. Pasidaro sunkiau atlikti tikslius judesius rankomis. Pavyzdžiui, suimti kokį smulkų daiktą, pavyzdžiui, adatą. Arba gali būti sunkiau užsisegti sagas. Kitas simptomas jau, kai labiau būna pažengusi mielopatija, tai yra daiktai gali pradėti kristi iš rankų. Net ir lengvi daiktai, pavyzdžiui, puodukas ar stiklinė. Taip pat kitas būdingas simptomas mielopatijai yra sutrikusi eisena, būtent sutrikusi pusiausvyrą koordinaciją dėl būtent giliųjų jutimų sutrikimų. Ir tai pasireiškia apsunkinta eisena, ypač kai yra prastesnis apšvietimas prieblandoje ir toksai truputėlį yra lyg ir nestabilumas jaučiasi. Ir pacientai gali dėl sutrikusios eisenos įvykti ir nukritimai. Kitas būdingas simptomas yra dažniau rankų, bet taip pat gali būti ir kojų raumenų nusilpimas, aptirpimas. Dėl tarpslankstelinės angos susiaurėjimo arba vadinamos foraminalinės stenozės būna šaknelių dirginimo simptomai, kurie pasireiškia peties, rankos, pirštų aptirpimais, skruzdėlyčių bėgiojimais, dilgčiojimais, taip pat nusilpimu, labiau pažengus simptomą. Žinoma, iš visų minėtų simptomų mes galime tik įtarti vyresnio amžiaus žmogui, kad jam yra kaklo stenozė. Tačiau tiksliausias diagnostikos metodas yra magnetinio rezonanso tyrimas. Gydymas dėl stuburo stenozės yra daugiausiai chirurginis, kadangi problema iš tikrųjų yra mechaninė. Štai, pavyzdžiui, dėl centrinės kanalo stenozės tą susiaurėjimą sukelia sustorėję geltonieji raiščiai, taip pat gali būti pasigaubęs diskas iš priekio ir kaulinės išaugos, vadinami osteofitai arba spondiliofitai. Tarpslankstelinės angos susiaurėjimą vėlgi dažniausiai sukelia kietos struktūros. Tai gali būti įvairios ataugos, vadinami spondiliofitai, susiaurinantis angą. Tai gali būti dėl padidėjusių facetinių sąnarių. Ir kita priežastis, kartais ir disko išvarža būna pasigaubusi į tarpslankstelinę angą ir joje susiaurina nervinę šaknelę. Dėl to, kadangi tie audiniai yra kieti, tai yra kaulas, kremzlė, raištis, jungiamojo audinio dariniai. Iš tikrųjų, vienintelis gydymas dėl kaklo stenozės yra, reiškia, priežastį pašalinantis yra chirurginis gydymas. Ir būtent dėl kaklo stenozės operacijos yra atliekamos dažniausiai taikant užpakalinį priėjimą. Operacijas dėl kaklo stenozės atlieku remdamasis metodika ir praktiniais įgūdžiais įsisavintais darbo Jungtinėje Karalystėje universitetinėse ligoninėse metu. Operacijos yra atliekamos bendroje nejautroje, taip vadinamoje narkozėje. Pacientas guli ant pilvo ir jo galva yra fiksuojama su specialiu laikikliu, tam, kad jinai operacijos metu būtų stabili. Operacijos metu naudojame rentgeną, kad tiksliai nustatyti, kurioje vietoje atlikti pjūvį ir taip, kaip galima sumažinti odos pjūvio ilgį. Yra išdalinami minkštieji audiniai ir atidalinami raumenys, patraukiami į šalis.
Ir tada yra viena iš operacijų, būtent dėl centrinio kanalo susiaurėjimo atliekama yra laminektomija. Tai yra pašalinamos keterinės ataugos ir slankstelių lankai. Taip. Ir po to yra pašalinamas sustorėjęs geltonasis raištis. Laminektomija labai svarbu kakle, jinai yra atliekama delikačiai su specialiais mažesniais instrumentais nei juosmenyje. Tai yra 1–2 mm dydžio instrumentai. Taip pat naudojamas specialus aukštų apsukų grąžtas. Kita operacija, kuri atliekama taip pat dėl stenozės, vadinamos foraminalinės stenozės, tai yra užpakalinės foraminotomijos. Tai yra šios operacijos metu nešalinam vidurio struktūrų, jos yra išsaugomos, bet pati operacija yra gana minimaliai invazyvi operacija. Jos metu yra pašalinama dalis slankstelių lanko ir iki 50% facetinio sąnario. Taip yra praplečiama tarp slankstelinė anga ir išvaduojama nervinė šaknelė. Kartais taip pat būna, kad disko išvarža, jinai irgi prasiplečia link tarp slankstelinės angos. Ir atliekant užpakalinę foraminotomiją, taip pat yra galima ir pašalinti tą disko išvaržą užpakalinių priėmimų. Tai yra vadinama užpakalinė diskektomija. Na ir operacijas dėl kaklo išvaržų ir kaklo stenozės atlieku privačiame, moderniai įrengtame stacionare Aiva Klinik Rygoje. Po operacijos galite tikėtis, kad stacionare praleisite nuo 1 iki 3 dienų. Konsultacijai galite užsiregistruoti Šiauliuose, kardiolitos klinikose, taip pat nuotoliniai konsultacijai registruokitės telefonu kodas +371 26 56 52 99. Jeigu jums ar jūsų artimajam yra nustatyta kaklo stenozė, kreipkitės. Mielai įvertinsiu jūsų situaciją ir parinksiu jums tinkamiausią gydymo būdą.